Taip, taigi mes esame Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių seniūnija, esu Neveronių seniūnė Aldona Petkevičienė. Kokiagi mūsų veikla ir ką mes darome? Mes esame savivaldybės filialas ir mūsų Kauno rajonas seniūnijoms duoda labai plačią veiklą. Tai yra apimam visas sritis, visą ūkinę veiklą vykdome savo seniūnijos teritorijoje. Kadangi esame atsakingi už tą teritoriją ir kiekvienas seniūnas neišimtis ir aš norime, kad mūsų teritorija būtų kuo patrauklesnė, kuo labiau infrastruktūra pritaikyta gyventojams. Čia atsikelia labai daug jaunų šeimų, nes gyvenvietė Neveronis yra besiplečianti. Taigi atsižvelgdami į tai ieškojame tų laisvų vietų, erdvių, kur būtų galima žmonėm pailsėti. Neveronis tai buvo ta gyvenvietė, kuri neturim, yra privatūs sklypai ir labai mažai valstybinės žemės plotų buvo ir taip viskas prasidėjo nuo paieškos sklypų, kuriuos galėtume iš NŽT panaudos sutartimi visuomenės poreikiams pritaikyti. Atradus keletą tokių erdvių, viena iš jų prie Neveronių tvenkinių, kartu su vandens telkiniu tai apima teritoriją apie 9 hektarus. Ja gavus, pirmiausia, mums kokia užduotis pirmiausia buvo, tai ką daryti, kaip sutvarkyti. Tai labai džiaugiamės, kad turim iniciatyvę bendruomenę, kur gyventojai išreiškia ne tik savo pageidavimus, ką norėtų, kaip pagražinti norėtų, kaip norėtų, kad būtų erdvės pritaikytos jų poreikiams, bet tiesiog ir pasiūlė konkrečiais darbais prisidėti. Taigi pats pirmas žingsnis, kas buvo, tai buvo talkos kartu su bendruomenė, išvalyti tvenkinius nuo apaugusių, apžėlusių krūmokšnių, kai visiškai tie tvenkiniai buvo pasislėpę juose ir net nesimatė vandens, tai buvo atverta gražus vaizdas, atsivėrė pats vandens telkinys, na ir vėliau kiti žingsniai buvo galvota, tai kągi galime sukurti kokias erdves, kad būtų pritaikyto žmonių poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniams renginiams. Na ir va tokia viena iš tų idėjų kartu su bendruomenė kilo, kad va šitoje salelėje, galima sakyti, prie Neveronių tvenkinio įrengti kažkokią poilsio zoną, pritaikytą, kaip jau ir minėjau, ir kultūriniam renginiam, ir poilsiui, ir laisvalaikiui, ir kad tai erdvė būtų skirta ir vaikam, ir vyresnio amžiaus žmonėms, visiems apskritai. Tai ką padarėme, susėdome su bendruomenė kartu, aptarėme idėjas, ko reikėtų, pasidarėme vizualizacijas ir atsirado galimybė kartu su Kauno rajono savivaldybė teikti paraiškas per VVG, Kauno rajono vietos veiklos grupę, ir gauti dalinį finansavimą ES lėšomis.